Šventinė nuotaika, atostogų nuotaika. Galiu prisijungti. O, mūsų transportas atėjo. Kas, kur ir kodėl šiandien Marius yra mūsų dušmanas. Ai, ir susipažinkit, čia Marius. Marius yra Lauryno draugas, kuris mus šiandien nuveš į oro uostą. Tai mes paskutinį klausimą išbraukiam ir dabar toliau. Visiškai paprasta matematika. Mes plus kur oro uostas lygų. Ir nuo mokslo pailsiau, diskotekų įsikrauta. Atsiprašau, gerai, taip. Į oro uostą. Nu gerai, dar užkandam prieš. Dabar jau tikrai oro uostą. Taigi, pasidarėm realiai jau viską, kas yra neskanu. Tai čekinai, lagaminai, dokumentai, kovido pasai, visa kita. Ir dabar laukia dar neskanesnė dalis, tai yra 2 valandų laukimas. Na mano. Dar esam su Laurynu nemiegoję, nes belė kiek darbų turėjom paskutinę dieną, galvom vakare panepinsim, bet mums nesigavo, nes visi darbai užvirto. Tas iš viso prieš išvažiuojant prasikirpo nosį, kraujagyslę, prieš išvažiuojant. Tai dar irgi čia turėjom nuotiką. Galvojom paskutinę minutę, kad reikės važiuoti priimamąjį. Dėl to irgi peršekinėjom, nes priimamąjam būtume užtrukę ilgai. Ir kažin ar būtume spėję normaliai. Nu, žodžiu, bet gerai, kad viskas gavos. Tikėkimės, dar čia neaišku, nes važiuojant čia dar pradėjo bėgti vėl. Ir čia tik maža dalis įka. Sugebėt įsikirpt į kapiliarą nosį. Prieš pat kelionę dabar. 2 valandos priskaidė. To nebūna per visą gyvenimą niekada. 2 valandas kraujo iš nosies. Oh, yes, baby. Ką labanas, rimtai? Jo, reikia panepinti. Leisk man pamėginti, gerai? Pamėgink, aš irgi pamėginsiu. Einam pasivaikščioti. Norit aprodysim oro uostą. Turą. Taigi, čia pareišk kokią zoną, bet tipo visai fainai, nes galime atsisėsti, pamėgot, kas norės to. Čia parduotuvėlė, kuri čia buvo, irgi praėjom ją per 5 minutės, nes jinai kaip Vilniaus oro uostui yra neįtikėtinai maža. Kodėl kaip? Ta prasme, Vilniaus oro uostas yra žiauriai mažas. Bet va Vilnius, kai mūsų didmiestis. Koks tas didmiestis? Tas mūsų didmiestis labai mažas, palyginus su kitų šalių oro uostais. Kiek teko būti, tai čia yra pats mažiausias, kada nors esu matęs. Buvau Kijevo, Maskvos, Latvijos, Vilniaus ir Amerikos keliose oro uostose. Ten iš vis kosmosas, nes ten oro uostas kaip miestas principe. Kur pačiam oro uostą traukiniai važinėja. Mes tik atsistojom, jums parodyti po oro uostą ir legit jį apėjom. 2 minutės ir visas oro uostas apėjtas. Nėra ką rodyti. Man nuo alergijos baisiai akys ištinusios. Eina savo. Labai dar laukiu, čia viena iš priežasčių, kada nuskrisim į Turkiją, kad man soda truputį padės, nes pastaruoju metu sunku buvo. Gal, manau, apie tai irgi video padarysiu kažkada. Bet jo labai laukiu, nes surus vanduo, saulė turėtų dezinfekuoti odą ir ją labai gydyti. Parodyk. Smerkit, aš nešoku. Keleiviai dėmesį, prašom laikytis bent 1 metro atstumą nuo šalia esančių keleivių bei išvengti vaikščiojimo salone. Žodžiu, jau esam nusileidę Turkijoje, bet dar vis stovim lėktuve ir mūsų neišleidžia iš lėktuvo. Tai čia tas pats, kaip ant stalo turėtų padėtą baltą šokoladą, bet negalėti jo paimti ir valgyti. Mes galime per langelį pasižiūrėti. Badacit. Šalmonas. Mūsų autobuso vairuotojas, kuris mus veža nuo oro uosto iki viešbučio, yra nelietuvis, jisai nekalba angliškai.
Ir mes jo klausėm, už kiek laiko jūs išvažiuojat, kad žinotume, ar spėsim nusipirkti vandens. Tai aš dabar bėgu iki oro uosto nupirkti vandens, tikėdamasi, kad spėsiu autobusą ir jie be manęs neišvažiuos. Hey, 2 bottles of water. How much is it? $1. Thank you. I got it. Važiuojant autobusu, važiavom pro labai gražias vietas, ten nufilmavo Laurynas, o priežastis, kodėl aš pati to nenufilmavau, yra matoma Lauryno filmuotose video. Žiūrėkit, va čia. Ir tada pro ilgą tunelį važiavom ir aš irgi mėgojau. Maladėts, Akvilė, va tu būtent žinai, kaip reikia mėgautis kelionėm, aplodismentai tavo. Bravo. Taigi, mūsų kambario turas, Laurynai, aprodysi. Welcome to my crib, bitches. Prašau man papasakoti, kur jūs gyvensite, ateinančias 6 dienas. Čia. Supratau. Ačiū viso gero. Pažiūrėkit, kokie visi gyvena. Mes vakar su Laurynu sėdėdami kalbėjom, kad tarp tų 2 medžių, va ten reikėtų pakabinti supynas. Mūsų viešbutukas. Čia yra lauko baras. Ten valgom toliau. Šiaip mes tik atvažiavę į viešbutį, kurį laiką neturėjom kambario. Ir mes dar kalbėjom, tipo, kaip būtų smagu gauti ten kambarį, tipo, su gerų vaizdu ir taip toliau. Pasakiau, gausim šitą. Nu. Tiesiai parodė balkoną. Ir mes, ta prasme, tip topų gavom 3 aukšte, per centrą, per vidurį. Viskas puikiai matos, ta prasme, iš mūsų balkono. Vipinį kambarį vapšė. Manifestation beaches. Tik mums atvažiavus, faktas mane labai nustebinęs buvo tas, kad čia višta bėgiojo kažkur. Mes paskui įsiaiškinom. Čia paėjus į šoną yra aptvaras, ant kurio uždėta lentelė tipo Zoo Park. Nors ten iš tikrųjų tiesiog vištos ganos. Tik papasakau jum apie vištą. Bet taip random vietas. Visiškai random, jinai tiesiog kaip katinas valiojos ant žemės. Aš labai susispaudžiu stipriai ir galvom spaudžiu smegim. Trečia diena Turkijoje, 7 valandos ryto mes su daiktais išvaryti iš viešbučio, sėdim ant bordiūro, nes važiuojam į raftingą. Į bagius. Ir dar kažkokia keltuvą. Ten lynų leisimės kažkur 200 metrų, sakė, man rodos, bet mano rusų žinios yra tokios prastos, bet labai trumpai pasakęs. Mes iššokom netyčia, visai netyčia, į visiškai rusų kurortą. Ta prasme, visiškai. Nei vieno. Žmogaus kalbančio angliškai beveik nėra. Menedžeris toks vienas yra. O mes su Laurynu, šiaip nešnekam rusiškai, aš iš viso nebumbum. Laurynas dar, plius minus, sako, nešneku, bet mes einam kur nors ir normaliai susišneki, turi kelionę, tavo raftingą, susiderina, nusipirkom taip toliau, o žmonės su manim kalba ir aš stoviu tiesiog išsičiepus ir linksiu galvą, nes... Ne, reikia purtit galvą, nes šitą nežinai, čia dar nusipirksi ką nors. Netyčia. Va yra gatvė. Gatvės su parduotuvėlėm. Šalia yra takelis, tai jau geriau per takelį, o ne per palei parduotuvėlės, nes karačių Kuo toliau nuo parduotuvių, kuo toliau. Nebent netingit sakyt, spasiba net. Ir žinokit, vis tiek neveikia. Bandžiau net sakyti, kad pinigų neturiu. Jiem nesvarbu. Vis tiek, siūlo. Kiek turi, tiek duok. Nežinau, kiek gausis pafilmuoti tas nebaidarės raftingą, tai reikia. Gal kaip nors, tik turėsim telefoną. Žiauriai sudėtinga kažką filmuoti atostogose, nes pagrindinė priežastis. Mes čiliname ir nieko neveikiam, nes tokia atostogų esmė ir yra. Taip. Antras tam dalykas, nusipirkau šitą daiktą. pilnas žmonių visur. Gal pavyks pafilmuoti? Jo. Ir šiaip pilnas žmonių visur neina pafilmuoti. Mes Akvilei gėda biškai kalbėtis. Mane gėda, tu pats sakai, mes tai negalime filmuoti, nes nežinau. Man rodos, mūsų pusiukas atvažiuoja. Gali būti. Panašus į tokį. Čiuoja mūsų bus. Mūsų ar ne mūsų? Ne? Nu? Ką sakė? Ne mum. Atėjo kažkokia moteris, paklausė, kur mums reikia. Mes pasakėm rafting ir jinai kažkaip pradėjo rusiškai šnekėt. Mes pastovėjom, apsimetėm, kad suprantam. Ir Ištraukiau krytą, pamatė, pasakė ne. Ir pokalbis baigės. Tai buvo ne. Matas, matai, turbūt. You never know. Čia you never know. Va mūsų talonėlis raftingui.
Mums labai keista, kad paprašė mūsų kambario numerio, nes mes raftingą vapšė random vietoj pirkom ir paprašė mūsų kambario numerio, tai mes bijom, kad kol mūsų nebus, mūsų apvoks. Galų gale ir mes sulaukėm savo autobuso, jį įsėdom pačiam gale, važiavom pro labai gražias vietas, bent jau taip sakė Laurynas, aš nežinau, nes miegojau ir vėl. Dabar padarėm pirmą stopą, išlipom iš autobuso, kelionę autobuse, Jesus Christ, ta prasme, mes galvojom, kad važiuosim kokią pusę valandos ir išlipsim, mes važiavom virš valandos laiko, tas autobusiukas, nepatogus, pastoviai purtas kratas ir kadangi anksti išvažiavom, aš mėgstu pavėgot, aš sėdžiu autobuse ir mano gal... ir užmiegu, ir per tą kaklą. Laurynas, aš nukrentu mano galvą ant galvo. Išlipom į mini stopą, va čia visi autobusiukai, kurie irgi raftingą važiuoja, daug žmonių į tualetą, parūkyt, pavalgyti. Tada dar važiuosim 30 km iki spėjų raftingo vietos. Jo. Pirmiausias dalykas bus. Labiausiai įsimintina, kad čia labai greit važiuoja, o keliai tokie lėvi ir toks... Bet man tai smagu asmeniškai, nežinau. Aš kai nemėgau autobuse. Tai kai kurie. Visada visur, kur tik tai sėda viskas. I have a chance and I will took it. Bet šiaip visi kalba rusiškai. Mus ir... turistų nėra, čia Rusija atvažiuoja kaip į savo namus antrus. O mes vieninteliai, kurie čia kalbam angliškai. Aišku, nėra problemų, nes aš suprantu rusiškai, tai toks viskas okei. Ta prasme... Kaip tik didesnis experiences yra kažką tokio apgyventi. Jo, savaitės pabaigoje Laurynas visiškai rusiškai mokės kalbėti. Oi, reikia nepražiopsoti savo draugų tenai. Jo, išvažiuos autobusiukais nuo mūsų, praėjo pro šalį ir mes iškalbinom mūsų gidas. Paklausėm, ar kalba angliškai, tai visgi kalba angliškai, sako, aš negalvojau, kad tipo jūs ne rusai, sako, nes atrodo, atsuko mane, sako, nu atrodo, kai rusė man labiau Laurynas ir rusė panašus, nes dar vakar aš jam sakiau, sumaišyčiau Lauryną su rusu, nes jisai tamsesnis, rudos akis ir piktų veidų visada. O, sako, tu kaip rusė. Perimam medelės iš bilės. Ai, galim jiem parodyti tą kalną įdomų, man labai patinka. Biški šviesi, fainai. Jaučiuos kaip vlogeris. Matos, kad nelabai, nes piršto ekraną uždengiau. Turim labai gražius kalnus čia. Va. Šilta, kaip 10 ryto valandą. Jo, jau šilta. Priejau prie autobusiuko sienos pasivalyti veidą ir tik paskui supratau, ten išsikrapčius viską, kad sėdi žmogus. Bet šiaip gražu aplinkui. Kadangi dar turim vos likusio laisvo laiko, o truputį jau su Lauryna išalkom, o valgyti gausim raftingą tik tai pietukus ir labai vėlai. Tai mes atėjom į local čia tokį mini shopą. Prie kelio pasiėmėm gyvų vandelės ir sulčių. Thank you. Thank you. Give me that. Ai, jau viskas, jau lipam. Valgyti nespėjom, bet bent jau spėjom nusipirkti. Nu, skelk. Atvažiavom. Pagaliau. Jūs nežinot, kas yra raftingas. Tai čia toks bairis kaip baidaras, tiesiog labiau ekstremalesnėms sąlygom, ne? Taip. Kaip būdint tokį daryti. Tai va. Srogesnė upė, visi kartu arba dviesi atskirai. Tu labai mažytę pasiėmai. Pasiruošęs? Aišku, pasiruošęs, aš visada pasiruošęs. Gimiau jau. I was born ready. Born ready for everything. For everything in this world. Kiti žmonės nuomojasi kostiumus, nes sakė, vanduo labai šaltas. А mums kam to reikia? Jo, mes kieti esam. Я понимаю проблему говорю. Хорошо. Это автобус. Šaltas vanduo. Praplaukėm pirmą dalį raftingo, nu dabar į stopą kažkokį čia sustojom. Jo, galim šį parodyti tą stopą iš tikrųjų. Susivėlėmės abudu. Labai šviečia saulė, todėl dar ir susiraukė. Šiaip gražu, labai gražu. Labai gražu, vanduo geras, kalnai kitoj pusėje.
Neįmanoma pažiūrėti kamerą tenai. Tik pradėjo plaukti per pirmas 5 minutės į tokią nuokalnę varėm pakalbą. Į tokį kaip mini krioklį varėm, galvojau, panersim, nes visais priekis mūsų tos tokios dvietės baidarės po vandeniu buvo. Ką gera? Kaip tau raftingas? Super! Man tai irgi žiauriai patinka. Šaltas vanduo, karštas oras, graži aplinka. Žiauriai nerealiai. Kalnai, wow. Super, 10/10. Hei, hei, Don't die. Ate! Lauksim Rafailės. Tai ir mano mergaitė. Turim. Taigi, prieš atvažiuojant čia, Laurynas surado netolimais esančią kažkokią vietą. Kaip tu radai šitą vietą? Google Maps, baby. Nu jo, bet tai jinai literally vidury niekur. Tai va būtent. Nu žodžiu, skrolino, zoomino ir da zoomino netoli mūsų, tas netoli, tai... Gerą valandėlę, jeigu gerai eisim. Bet mes kadangi klaidžiusim, tai biški užtruks daugiau gal. Nu tai 1,5 valandos kelio nuo čia. Tik ir kažkoks skardis, vanduo, mini kanjono versija, kažkas Įlanka, tokio. Jo, įlanka. Taip pliojas. Tai žinai, visas tatuiruotės reikia slipti. Žodžiu, ir šiandien mes nusprendėm ten nueit. Kame yra esmė, kad mes nei vienas neturim interneto už viešbučio ribų. Todėl prieš išeinant Laurynas pasidarė screenshotą tos vietos, kur mums reikia nueiti. Ir mes dabar ratais, kvadratais blūdėm, nes jau buvom nuėję vieną posūkį, pro kurį mums būtų trumpesnis kelias, bet ten negalėjom praeiti. Man atrodo, kad čia negalėsim, nes čia turėtų būti posūkis į kairę. Ne, mes, kur easy peasy praeitume, tikrai tai būtų palei vandenį, bet kadangi čia paplūdimys yra iš žvyro akmenų, o ne iš smėlio, tas ėjimas palei vandenį būtų labai painful, ilgas ir nepatogus. Tai mes ieškom kelio dabar realiai. Prokurūnai. That's it. Bye. Prieš tęsiant mūsų mini kelionę sustojom paplūdimio bare pasiimti šviežiai spaustų apelsinų sulčių, kas realiai buvo pačios skaniausios mano gertos sultys. Toliau galit matyti, kaip aš įsidirbinėju su apelsinu ir galvoju, kad esu tokia vienintelė, kol nepamatau taip pat atrodančio Lauryno. Na ir po paskutinių gurkšnių apelsinų sulčių mes toliau tęsiam savo kelionę paplūdimiu, viskas ėjosi labai gerai ir mes buvom optimistiškai nusiteikę, kad pasieksim kelionės tikslą, iki kol mūsų nesustabdė kito viešbučio apsauga. Mums pasakė, kad mes negalim eiti toliau sugalvotų savo maršrutu, nes turėtume kirsti kito viešbučio teritoriją, ko daryti negalima. Todėl mūsų planas pasiekti tą vietą nuėjo visiškai šunį ant uodegos, nes kito kelio į kitos vietos tiesiog nėra. Opa! Ką mes darom dabar? Ką mes darom, kad mes keičiam planą ir lipsim į kalną? Lipsim į kalną, neisim į kanjoną. Mes neinam į kanjoną, lipsim į kalną, kuris yra priešais mūsų viešbutį, nes mes prieš porą dienų išsiaiškinom, kad tengi visgi įmanoma užlipti, nes pamatėm ten esančius žmones. Taip, ir atsikaidami pagal paplūdimį mūsų nepraleido. Tai yra kito viešbučio teritorija, ne mūsų. Aš sakiau, kad taip gali buvo. Jo, true. Bet svarbiausia, kad nėra kaip praeiti. Mes turim atsarginį planą. Bet aš norėjau tenai. Aš irgi norėjau. Tai aš šoksiu tą jūrą. Varykis maudyti, why not? Just look at the sexiest man on the planet, like such a snack. Grįžom atgal visą kelią nuo paplūdimio prie savo viešbučio ir dabar nuo savo viešbučio pasukom eit link to kito kalno, kuris matosi pro mūsų balkoną. Ir pagal mūsų plius minus tokius keistus skaičiavimus mums reikėjo eiti į kairę. Mums reikėjo eiti į dešinę ir tada ieškoti posūkio į kitą dešinę. Žodžiu, it's hard to explain. Bet mes dabar padarėm tą mini posūkį, einam tiesiai ir kažkur ten va priekiai tikimės rasti prieimą prie kalno, nes buvo žmonės vaikščiantis ant to kalno, mes dar matėm iš balkono ir vapšė ten su džinsiniais šortukais, reiškia, nebuvo sunku užlipti ir turėjo būti labai paprastas užlipimas. Arba jie grybai, nežinau kaip tvora, susiplėšė daug drabužių. Teleportacija. Skirtumas tas, kad mes einam per 32-33 laipsnius karščio. Nu jo, bet nėra taip blogai, tu dar ką tik įsimaudęs, aš užšlapinau marškinius. Žiūrėjau jau, 5 minutės.
jeigu žiūrai, pasiimk kišenę savo daiktų šortus veržiai. Laurinas vedlys didysis ralo kelią. Nu va, kažkas panašaus, jau plius minus mano savo prieiti. Oho, kur mes čia išėjom? Čia hotelis? Bet looks like trash. Gal kažkur ta tvara pralūžus yra praplėšus kažkas tokio, ne? Vainam pabandyti, jau tiek praėjom. Kalno pradžia, matai kelėlą. Kažkaip kitaip jau lipa. Bet jie va čia ir buvo, va čia ir buvo ant kalno. Kažkur pro čia. Einam pažiūrėti prie tvaros. Nu. Eik čia, pažiūrėk viskas. Nėra. How to go? Po-angliski, ras? Eina. Kėdus reikia. O, čia mažiau, varom. Žodžiu, praėjom pro visišką lūšnyną, ta prasme. Kažkoks vietinis parodė kelią. Jo, šiaip ne taip ten užėjus už tų apšniūrusių kambarių ir radom praėjimą. Ir pasirodo, ne mes čia vieninteliai tokie išėjom pasivaikščiot, nes prasilenkiant dar su 2 vaikinukais, ne? Ja. Irgi su kuprinėm, irgi pasiruošę lipti, tai va mes sustojom tik tai užsidėti kėdus, nes čia su tapkėm eit visiškai mirtis alyvose toliau būtų. Perfect. Let's go. Lipti kalną ir vloginti at the same time yra challenges. Keli ryšas batą, aš parodysiu truputį vaizdą. Va, dar net neįpusėjom, o jau visai neblogai. Čia mūsų viešbutis. Ir va štai čia kažkur tais. Va štai čia mūsų balkonas. Kvilė, kaip tu? Oh yeah, baby. Kaip fainai, nes jau vienu momentu galvau, kad nerasim praėjimo. Radom. Super. 3 dienas kalbėjom apie šitą kalną. Nes 3 dienas įmatėm iš balkono. Jo, dabar lipsim toliau. Primės gyventi čia kažkur netoli, atvarai casual trečiadienis pakimarinčias su draugais dėkiuką pasiėmė. Look at this girl going up. My little monkey. Pačion nukristi nesinorėtų. Net nedavarytum čia iki apačios pasikabintum, kur nors per vidurį ant medžio. Tai kaip atrodo tas viešbutis, kuris mums neleido praeiti, va ten palei paplūdimį. Jau užsitvėrė visą Visiškai visą kampą. Jo, lanką nuo kalno iki paplūdimio, ta prasme, iki pat vandens. Eina sau, bet pažiūrėkit didumo, ta prasme didumo viešbutis. Ir prie pat kalno. Jo, jie ir pasibaigė prie pat to dalyko, kur mes norėjom lipti. O va mūsų. Šitas ir dar ten papildomas. Irgi nėra. Čia viskas, ką turim iš vandens? Dar 0,5 yra. Jūs kerda šitą augimį. Tai šitas priekį ganas. Neaišku, kur eisim čia. Pravalas, nes reikia šiltą vandenį gerti. Va čia yra... Jo, tai dar šitas, dar, bet tas 0,5, kurį mes pasilikom, kai lipsim žemyn. Kai lipsim žemyn, jisai bus visiška arbata. Užlipom gal 1/3.
Labai šiai daugiau jau. Bet pusė bus, manai? Žiūrim, kur mes einam. Nu gerai, gal ne dar. Aš manau, kad 1/3 nuėjom. Reikia toliau, kad neatšaltų raumenis ir... Karšta, bet aš tai marškinių, žinok, nusiemu. Nusiimk Nes marškinius. man visai čia tiek saulės nėra. Realiai nusiimsiu turbūt ir kepurę. Nes... Kepurė dėl to, kad saulės protrūkio ir saulės smūgio negausi. Pasilik kepurė. Bet baisiai galva prakaituoja. Nu gerai, gal ir aš nusiimsiu kepurę. Jo. Va, biški. O, atleido. Gerai. Aš sakau, aš niekada gyvenime tiek daug neprakaitavau ir neragavau savo prakaito. Va, pažiūrėk. Galėčiau iš savo bambos dabar gerą gurkšnį duoti. I'll skip this one. Ir tavo ūsai. Jo. Plaukai gerai? I look pretty for the gods? You look pretty for me and I'm your god. Exactly. Yes. Let's go. Jūs pabūkit biškį. Davai, pasimsim atgalai. Jo. Jokauju. Dabar paimsiu jūs. Būk geras, nenusiridenk, nes jeigu ridensias, tai jau ilgam. The view. O kur toliau? Kaip aš katinus pamačius, taip Laurynas drieža. Pabėgo? Įdomi, žalia uodega buvo. Einam čia? Aha. Taip, į viršų. Toliau? Ar į viršų, nežinau, bet kad toliau tai tikrai. Bet kuo toliau, to karščiau mes Taip, kylam saulės. ir karšta daras. Aukštai mes. Aukštai. We are the champions. Ten geras tokia ola išlydus, matai? Matau. Realiai labai gerai, kad mes neėjom ten, kur pradžiai norėjom eiti, nes žiūrėk. Jo, nebūtume. Jų viešbutis net ant tos olos yra padarytas. Ten Ane, aš dar nematau. Žiūrėk. Ai, va, matau, jie, wow. Va. Kurio čia vietoj? Brama, nematau. Ne, va čia. Va. Va štai čia. Palauk, man pištus labai pasiklydęs. Va čia, va. Jie net viešbutį ant olos yra įsirengę, tai jeigu mes ir būtume kokiu nors įmanomų būdų nuėję, tas man būtų visiškai pointless. Tai gerai, kad ne. That's sick. Norėčiau nueiti iki ten ir ant krašto pasidaryti nuotrauką, bet it is so far away. Turėtume 5 litrus vandens ir valgys. Jo. O dabar turim 0,5 buteliukų vandens ir riešutukų, kurie neskanus. Baisiai. Bet mes čia leisime žemyn, žinokit, tą perteklį. Man taip atrodo, dar eisim aplinkui, dabar nežinau. Ką daryt? Tu neturi interneto, negali pažiūrėti, kur mes esam. Aš turiu nebent nuotrauką. Čia mums toliau atreikia. O matot, kaip gerai turėti vyrą, kuris gaudos. Jūs paleistumėt mane čia vieną Kinijoj po 2 valandų. Kokiu būdu, nežinau. Доходите до камня прям. Больших камней. Да, до большого камня и поворачиваете налево. Она не такая, она конкретно тропинка. Идете по ней, доходите до камня, здоровый камень, пестрый платочек и надпись «Темер туда, а вам правее». Там еще Sutikom kažkokius čia vietinės, plius minus. Kas jau matos, kad laipėnės lasdutė rankose ir taip toliau. Tokie jau. Tai mums sakė left, right, red something, red big stone and 15 minutes. It's hard to hold you here. You are so wet. Ar aš rimtai tokia raudona, kaip atrodo man per kamerą? Taip. Oh, shit. Nori supūsti? Ne, man ne tai, kad aš būčiau pavargus, aš jaučiu, kad man tiesiog muša karštis per veidą. Valykis į mano maiką. Viskas gerai. Valykis.
Laurynas užlipo į viršų patikrint, ar apsimoka mums ten lipt. Ir jam užlipus išgirdau, baby. Tai aš jau pakeliui. Oho. It's amazing. Just look at this view. Церкви. It's hard to stand. And we are ant pačio viršaus. Realiai. Kiek eina, nes ten jau nedaisim. Nesakykit, this is the prettiest picture that you have ever seen. Amazing. Turistai. Let's go. Nes degam kaip šašlykai. Lipant nuo kalno pusiaukelėj vėl sustojom pasidaryti pertraukėlę. Aš dar vis bordo. Na, manęs niekaip neatleidžia. Ištaškom tą likusį vandenį. Taip, postė. Oh, yes. Norit parodysiu mažiausią palmę, kokiu jūs esat matę gyvenime. Aš spėju, kad čia palmė ir tuoj paaiškinsiu kodėl. Pirma, nes lapai labai panašus, o visų antra, nes pažiūrėkit, ant koto turi tos tokius, kaip čia jums parodyti, kad matytųsi. Kokusų nevalgo dar? Nėra jų. Kokusų dar nėra. Sen. Bet ant stiebo paturi va tos tokius žvynelius, kokius turi ir palmės. Tai va, this is the tiniest palm. Ir jų čia pilna visur, va. Jos tiesiog neišauga čia iki tiek, kiek jie galėtų išaugti. Dėja, bet taip nėra. Nes čia tikrai ne palmės. Aš manau, kad čia palmės. Ne palmės, baby, ne palmės. Mes ginčiamės su Laurynu dabar, jisai sako, kad ten ne palmės. Aš noriu tikėti, kad ten palmės, o man ne palmės. Aš manau, Laurynai, mums reikės naujų kėdų po šito viso bairio. O, aš šį galiu, manau, nes... Po va šito bairio. Nes teko neblogai palaipęs. Gerai praslys porą kartų. Nauji iš vis, kaip nebenauji. Pabrūžint tarp polų, o jie tos tavo tai iš viso varkšeliai batai. Matote baseiną tenais? Tai mes jau čia... Turim 20 minučių iki pietų pabaigos, tai bye bye ir mes skubam. Pakojamės manatkės iki... Aną kartą su sumuštiniais mum atnešė va šituos va. Ir aš pagalvojau, kad rodo visai kaip raugintas... Viskas gerai, kaip skanaus. Kaip raugintas česnakas, o man jie labai patinka, įsidėjau į burną. This is so fucking hot. You have no idea, tai šį kartą aš jau pasimokiau. Meluoja, valgiau dar kokius 5, po to viskas normaliai, aš ir nemėgstu. Tai man gerklę skauda. Sėdėjai, Laurynas purt. Nu rimtai negali būt, man žiūrė iš trubo tada. Nemėsi per toli. Nu gerai, šitas gal normaliai, anas buvo žodžių. Apsimelavo? Baigti. Labai skanu. Dėmo, da baigsiu, dabar jau visai patinko. Vieną dieną mėgsti, kitą ne? Taip. Atsiemu viską, ką sakiau apie šitos, visiškai viską. Девочка моя. Красавица. Yes. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Žodžiu, mes, kačiukas. Aš dievinu tą faktą, kad čia tiek daug katinų. Atšokom su Laurynu viešbučio lobyje
Ir mes girdim jau kelintą vakarą, kad po to, kai pasibaigė viskas viešbučio lobyje, sako, tipo, beach party, bye ten ir taip toliau. Ir kadangi mes nifiga nesuprantam vietinės kalbos, visgi nusprendėm pabandyti nueiti iki vietinio beacho ir pasižiūrėti, ar ten kažkas vyksta. Ten kokie 3 žmonės šoks. Ir mes būsim 4 ir 5. Tekstingai. Ten galit matyti, kad purkštukai laiksto žolę naktą, ne? Čiūpinam, kuris iš mūsų turės pastovėti po tais purkštukais, nežinau, kokias 5 sekundės gal. 5 dahujas, aš lapsi belenkė. Nu tai that's the point, literally that's the point. Čiūpinam. Tiesiog ramiai abudu praeit. Ir galim Abu? Visą. Jo, aišku, drąsiai. Nu gerai. Labai šaltas vanduo. Gal mažiau. Aš visas šlapės, man vandens čiūpinė tiesiai veidą. Aš džiaugiuosi, kad man nereikėjo prieš tave čiūpint, nes every single time, kai aš čiūpinu prieš Lauriną, jis naudoja kažkokią fucking black magic, nes aš visada pralaimiu. Every single time. Kažkokį witchcraftą naudoji tu. Aš neatskleisiu, ką aš naudoju. Aš naudoju. I can teach you. You know what? What? You know what? What? You know what? Okay. Mes esame jau plius minus priartėję prie paplūdimio ir aš plius minus, kaip ir sakiau prieš tai, girdžiu šviesas, matau garsus. Va tai va ir sakiau. Tai va, that's what's happening. Aš nežinau, aš daviau šitam vaikui išgerti vieną kokteilį, tipo nes čia nuo 18 metų yra tokie dalykai. Jau kadangi 19. Tai... Šiandien mano gimtadienis. Tai. Ne, kiek valandų dabar? Kiek dabar valandų? Už 17 minučių mano gimtadienis. Akvilė, išankstiniai sveikinimai tau, brangioji mano, tu esi pati nuostabiausia, pati mylimiausia mano moteris iš visų kitų 5, kurias turiu. The fuck? Tai čia man šitas paplūdimio vakarėlis stupudovai. Gerai, kad mes kambarinį likom, nes mes šiandien švenčiam mano gimtadienį. Aš gražiai atrodo, nufotkink mane. Prie kontiko? Na gerai, good point. Sprendėm įsimaudyti jūroje. It feels so nice. Su gimtadieniu. Ajo. Čia tavo čipsų pakelis. Čia mano launa. Taip. Turkija ir čipsai šitie yra tavo dovana, gerai? I take it. Nuėjom į tą paplūdimį ir pasirodė. Nu, ten vyko diskanas, tipo žmonės šoko, bet žmonės pradėjo šokti, kai mes jau išeidinėjom. Kai atėjom, buvo tuščia. Jo. Nuėjom išsimaudyti, kadangi buvom labai šlapi, nusprendėm, kad... Nu kam šokti? Tiek to. Mes jau šiandien, šiandien atišokom. Tai pavogėm čipsų pakelį. Ir einam atgal. Nes, tipo, mum lyg ir sakė, kad paplūdimyje esantis, tipo, toks stendukas, platforma mūsų viešbučio ir ten viskas yra nemokama išskyrus gėrimus. Bet prie čipsų žiauriai keista, nes ten kainos buvo padėtas taip toliau, bet nuo kada Laurinui rūpi taisyklės, jisai atėjo, pasiėmė čipsų pakelį ir išėjo. Tai mes einam apsivogę Turkijoje dabar. Man 19 jau. Nu, Atrodo kaip 19? Bačiu tau 27. The fuck? The fuck? 27. Aš... Labodėsi. Gulim, maudomės ant pleže. Einam. Jesus, come on, biškį. Kažkas baig. Šiandien yra paskutinė mūsų su Laurinu diena Turkijoje. Tai mes išėjom truputį pasižmonėti į miestą. Turkiškai pasišopint, kaip sakoma, labai lengvai. Kaip pavyzdžiui, nusipirkau diržą. Calvin Klein. Grįšim, ta prasme, susitašėm, Louis Vuitton ir taip toliau. Taip nebus. Tiem, kurie važiuosit kažkada į Turkiją ir kurie dar ten nebuvot, mini tipsas, dėrėkitės. Dvigubai daugiau, nes... Ta prasme, visiškai, nes žiauriai easy yra nusidėrėt ir jie čia tokias kainas yra užsidėję ant viršaus. Kad už diržą norėjo 20 eurų, Laurinas pasakė, tipo, kad lempa, pardavėjas sako 15, mes pastovėjom, pakalbėjom, Laurinas atisuko 10.
Okay. Ir tai dar labai lengvai davė, nu, tipo, ten labai norėtum, galėtum iki 5 nusidėti, dar mažiau turbūt. Kai šiaip už 20 pardavinėt. Ir čia viskam visiškai šitas veikia. Ta prasme, aš nekalbu apie tos marketus, kur jau ten, ta prasme, normalios parduotuvės, bet va tokie va, local visi šopai, baisiai dėrėkitės, nes baisiai. Žodžiu, prisipažinsim, su Kile matėm labai gražius Nike batus. Oh yes. Kad kokioje kokybės bus, ta prasme, tenai man nesvarbu, jie atrodo labai gražiai, tokių kaip Lietuvoje tu nei kur nerasi, ta prasme. Būtent, yra vieni juodi, kiti balti. Mes nusprendėm juos nusipirkti. Jeigu jie ir sugrįš po savaitės, nebus gaila, nes jie kainuos maždaug turbūt kokius 15 eurų. Čia pasidėrėjusi, kodėlgi ne? Aš nusižiūrėjau tokius juodus, nei baltus, bet vienodie bus. Ir kodėlgi nepasiemus, jeigu jie kainuoja labai cheap. Bet šiaip gražus batai tikrai. Jo, žiūriai nice. Ir kad tu sugrįž po savaitę gražiai atrodysim. Būtent taip, kodėlgi ne? Nors realiai nemanau. Nu, aš Tipo, ir jie nemanau, čia čia, nėra žinai, originalus ir yra plagiatas, bet vis tiek visiškas nubato plagiatas. kokybę, kaip bato kokybė. Jo. Okay, let's go to the shop. Eina labai ilga gatvė parduotuvėlių ir visas atrodo literally the same. Ir mes su Laurynu ieškom tos parduotuvės, kurioje nusižiūrėjom batus. Neberandam. Einam atgal ieškoti jo, pirmyn atgal. Ne, ir ne šita. Taip, blemba. Nes čia jau yra per toli. Ne, bus arčiau. Kažkur ne čia. Šitam bent jau miestą man. Man atrodo, kad mes per toli vėl nuėjom, bet tai negali būti, mes šitą gatvę pirmyn atgal praėjom jau kelis kartus ir nesimato. Ne, čia jau per toli, viskas čia jau. Šitoj gatvėje vapšė, gal mes kitur kažkur užsukę buvom. Very hard job to find shoes, very long time takes. Einant galvojam, kad šita parduotuvė, tada 2 metrai į priekį, paskui galvojam, kad kita parduotuvė ir nei viena iš jų, visiškai nei viena. Ta prasme, parduotuvė yra čia, mes visą laiką ten vaikščiom, pirmyn atgal ir parduotuvė buvo čia, mes tiesiog ją pačioj pradžiai praėjom. 3 kartus. Yep, this one. 39 white ones. Which one? This one. Man tie spalvoti baisiai gerai atrodo. I don't know. Visiška lempa, nes kai buvo važiuojant į priekį, tai pravažiuojant atgal, tik dar truputį blogiau. Aš su keliom valandom mėgau, bet labai nekokybiškai. Laurynas iš visko be mėgau. Tai prasme, aš naktį prabundu, ten įkvėp gryno oro, atsisukiu Lauryno pusę, Laurynas. Taip, nu žiūriu, ta prasme, baisiai karšta, bet žodžiu. Dabar yra 5 valandos ryto ir mes einam į receptioną pasiimti maisto paketo. Žodžiu, nes mes išvažiuojam anksti ir dar pusryčiai nėra prasidėję, tai kad mes galėtume pavalgyti prieš kelionę, mums duoda maisto paketą. Kaip jisai atrodo, nežinau, aš tikiuosi, kad gerai, nes aš alkanas. Kas yra? Čia gali pavalgom, čia vėsu. Nors čia viskas šlapia, viskas apipilta, nes nuplovė visus staliukus per naktį. Blemba. Va, į vidų ten kur nors, ne? Kas gera? Paketas čia yra Bandelė, sumuštinis. sūrių, 2 džemai, Kas čia? obuolys ir šilauogės. Ne šilauogės, o alyvuogės. Čia džemas yra turbūt tam irgi duotas. Mėsa ir sūris. Kovo storumo sūrio gabalas, norėčiau su pasišildyti, nes taip gerai ištirptų. Ai, čia pudingas deserčiukui? Nu, tipo, čia gali... Ant sūrio ir kumpio? Tu nedėk, ką tu darai? Aš Rusijai, aš Turkijai, aš ką noriu, tą darau. Sumuštinis iš kumpio, sūrio ir batonas ir jisai ką tik pamirkė į džemą. Ai. Arbatos norėčiau. Aš irgi. Gal paklausti, what's supposed to be čai? Ne, tu nekalbėsi už sensui daugiau. Aš paklausiu. Kaip, kurie kalba? Čai. Tai išaiškisi čai. Sakysiu. Čai. Nes tiek, kai žydės ir užsibaigęs rusų kalba, vienu žodis čai.
Vada dar išmokau. Žinot, koks prikolas buvo su vandeniu? Spasibo. Aš manęs, karočią, vapšė tyčiasi vieną dieną einu prie baro, sakau, water. Man sako, vada, ir žiūri mane kaip į kaušę. Sakau, yes. Kitą dieną einu prie baro, jau išmokus, kad reikia sakyti vada. Sakau, vada. Ir mane žiūri, sakau, water. Yes. Žiauriai mėgstu alyvuoges. Kiekvieną kartą čia, kai jam valgyt, buvo tik vienas kartas, kada intentionally prameisinau ir neįsidėjau alyvuogių, o čia jų pilna visokių rūšių ir visada įsikraudau ir net aš žmonės juokdavos tie bičiukai, kurie deda maistą, taip ir deda alyvuogės. Ir aš jau sakydavau, ir jie man dar šaukti. Nu, žodžiu, žiauriai mėgstu alyvuogės. Jis flirtavo su alyvuogių padavėjais. Žodžiu, labai mėgstu. Kiekvieną vieną, 3 kartų, net daugiau turbūt. Išsikalbėk. Žodžiu, labai mėgstu alyvuogės, mum į paketą įdėjo 2 indukus alyvuogių. Vienintelės, kur nevalgau, yra juodos. Žiūrėk. Like. Čia alyvuogės? Are you kidding me? Grįžom į kambarį, baisiai dušnekas čia, baisiai karšta, net neįmanoma sėdėti. Ką tu sakei? Imam daiktus ir einam laukt. Mums dar pusę valandos liko. Don't you like that? Nesimato, ne? Ne. Laurynas nunešė grąžinti kambario kortelę. Ir viskas mes jau su visais daiktais čia. Nesimato, kad čia viena kuprinė. Čia kita kuprinė ir kažkur lagaminas. Va čia lagaminas pasislėpęs. Laukiam autobuso. Čia mūsų. Turėkit omeny, kad dažniausiai pro tam tikras oro uosto vietas negalima prasinešti vandens ar maisto. Ir viena iš tų vietų yra čia. Todėl, pavyzdžiui, visi žmonės, žiūrėkit, savo vandens buteliukus palieka ant krašto. Nes apsauga tiesiog neleidžia prasinešti, tai mes irgi dabar baigiam vandelės. Kad neprailgus skrydis, planas su Laurynu buvo dviese pažaisti duraką, bet labai susibendravom su visais žmonėmis sėdinčiais mūsų eilėje, tai mes visi šešiese lėktuve 3 valandas žaidėm duraką. Pagaliau nusileidę į Lietuvą pasiėmėm savo rankinį bagažą, kuris labai ilgai keliavo iki mūsų ir mūsų jau net buvo išgąsdinę, kad jisai yra pasimetęs, bet galų gale viskas buvo gerai ir mes išvažiavom namo. O toliau nieko nefilmavau, nes pasiekus Lietuvą pas mane telefone buvo likęs 1%, o pas Lauryną pilna telefono atmintis. Bet realiai net ir nereikėjo, nes įdomiausią dalį jūs jau matėt. Ačiū uždėmesį, jūs esat nuostabus, šį kartą šatautą gaunu aš, nes šitą video editinau belekiek laiko. Belekiek su biškiu. Ir dar biškiu. Ir dar biškiu. Ir dar biškiu ant viršaus.